Sveiki, sugrįžę Vašikų kanalą. Šiandien yra epizodas 4 ir mes turim 2 svečius iš Lietuvos. Gerai, mūsų kiekvienis svečias, Adomas Gineikis, ir naujas svečias Jonas Kuliavas. Sveikas. Ir Pranciškus Kuliavas, Žebrolis jau. Tai mes šiandien turim daug ką aptarinėti ir aš galvoju pradėti nuo atostogų, kaip mūsų atostogos. Nu, Pranciškų, kaip tavo atostogos? Atostogos iš pradžių įsivažiavo lėtai, pirmas kelias dienas, nieko neveikiu, tiesiog atsikeldavau, skrolinau TikToką, išeidavau biškį fulę pažaisdavau. Tuomet toliau buvau išvykęs į stovyklą, kurią labai patiko, po to variau su jumis dar vieną stovyklą, prieš tai buvau Palangoj, nu ir dabar esu čia Danijoje. Kol kas atostogos labai geras. Alama? Tai aš buvau Lietuvoje pirmas 11 dienų, tam tiesiog pačilinau, jokio žiauro, tiesiog buvau Klaipėdoje visą laiką, po to grįžau namo ir irgi pačilinau, žiūrėjau filmus, daug filmus pažiūrėjau. Taip, aš irgi daug bėgiau, aš kol kas esu nubėgęs 116 km per visą vasaros atostogas, tai man dar trūksta 9. 125 tau galas, ne? Taip, taip čia. Nu jo. Nu tai mano atostogos visai gerai šitą. Aš turiu tokį pusiau kaip ir draugą, kaimyną, vardas Silvestras, tai mes beveik kiekvieną dieną susitinkam, važinėjom dviračiais, gaminam valgyt ir žaidžiam kašį. Tada važiavau Palangą. Nu tai visai patiko, ten buvo labai geras skateparkas, važinėjau su riedlente, patiko visai Palangoj, po to ėjau su jumis į tokią labai gerą stovyklą Bernardinų. Nu, tai dabar čia Danija. Gerai leidžiam laiką su jumis. Nu, tai gerai labai. Šitiems dviems sekas, jie turi 2 mėnesių atostogas, ne? 2,5 gal. Jo, 2,5 mėnesį. Pas mus tik 6 savaitės. Mėnesį su pusė, jo. Nu, tai papasakok savo atostogas, jo. Tai prasidėjo, kaip visada, kašis, stovykla 1 savaitę. Sunkiai, bet praėjom. Daug ką išmokau. Paskui tiesiai į Lietuvą važiavau. Šiaip į kaimą nuvariau, ten 4 dienas su močiute ir baba susitikti. Ir tada, man rodos, tada tiesiai variau į Bernardinų stovyklą su šitais draugais. Kas ten veikėt? Ten buvo šiaip katalikų stovykla, tai šnekėjom daug apie Dievą, visus dalykus. Ką išmokai? Šiaip daug išmokau apie kitų gyvenimus, kaip kitie susijęs su savo gyvenimu, su Dievu, kaip jie, nu žinai, jų kelią link Dievo. Taip. Jo, tai... Tai ne apie kaip Bibliją, apie kaip... Ką aš žinau. Ne, tai buvo... Tai daugiau apie kaip žmonės... Jo, ten katalikų stovykla jie buvo. Šiaip žiūri fainas žmonės tai buvo. Dar gerą žaidimą išmokau. Jo. Kokią? Durnį. Su kortom, aš durnį nežinau. Manau, esu žinai. Jo. Tai žiūri faina buvo man Lietuvoje. Paskui jo vėl grįžau į kaimą į Šilutę, ten palakščiau. Ir ant galo pasėmiau juos į keltą ir varom į Daniją. Tai dabar, Aš dabar porą klausimų noriu paklausti. Šiaip, koks įspūdis kol kas Danijoje? Man sunku tai pripažinti, bet žymiai geresnė negu Lietuva. Tiesiog, nežinau. Ant kokio lygio, nes... Tiesiog eini gatvė žymiai gražesnės, pilna visokių parduotuvių ir viską. Tokio Lietuvoje tu nerasi tokių. Daug labai didelių miestų. Lietuvoje gal yra tokie, 4, sakyčiau, normalūs miestai, kur tipo Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir, Šiauliai taip pat ribos. Arba Panevėžys. Gal, jo. Čia daug visokių miestų, dar buvau futbolo varžybose, labai patiko. Jo. Dar nustebino, kad energetinių čia parduoda tiesiog bet kas gali pirkti. O alų galima iki 8 laipsnių pirkti nuo 6. Iki 6. Iki 6 laipsnių galima pirkti nuo... Kai tau 16 metų. Nuo 16. Tai jo šitais dalykais pasinaudojom.
Pasinaudoti. Nu jo, mes tik pabandymai, neprisigėrėme, mes tik pabandymai pažiūrėti, ar veikia šitie dalykai iš tikrųjų. Jo, čia dar tokie įstatymai. Jo, tiesiog kažkokia labai gera šalis, tiesiog, jeigu norit kraustytis, kraustykit iš čia. O kaip žmonės? Žmonės labai malonus ten, nežinau, kodėl, ar jiems moka papildomai iš tą malonumą, bet šiaip žiauriai malonus žmonės. Lietuvoje tokių malonių nėra. O kainos? Nu, kainos yra didesnės, pavyzdžiui, tenai čipsai už 2 eurus, ten, nu, patys pigiausiai. Už 2 eurus, tenai gėrimai visokie, Coca-Cola, kiek tenai, 3 kainuoja. Jo, 3 eurus kainuoja. Tai jo, kainos yra gan aukštas, bet čia aišku yra atlyginimai aukštesni. Tai jo, mokesčiai sutampa. Nu, tai... Gal kaip tau? Jo. Kaip gal Danija įspūdis daug pašnekėjo? Man tai irgi kaip ir pranciškus energetinį nustebau, kad bet kas gali nusipirkti, tipo, nu, galima nuo 10 arba. Ir šiaip ėjom į tą futbolo varžybas, tai čia buvo aukščiausias lygis, kokį esu matęs. Tai krovė. Vienas iš aukščiausių, jo. Labai patiko. Ir nustebau, kad Danijoje labai geri keliai, labai geri. Nelabai esu matęs Danijai kelių, kur duobės būtų. Nes 5% mokesčius mokė, 5% atiduoda keliam, tai žinai, sumoka. Ir mašinos mokesčiai, jeigu tu pirki naują, tai dar reikia dar 102%. Mašinos vertė gal 100 000 daniškų kronų, o kainuoja 100 000. Bet turiu galvoti, čia žiaurus kainos. Bet matai, keliai gražiai žmonės važiuoja, neverkia, kai važiuoja. Taip. Jo. Kokios taisyklės yra į Lietuvą su energetiniu? Energetinius lygtais, silpnesnius, man rodos, ne, tiesiog energetinius parduoda nuo 18, o alų parduoda visus alkoholinius gėrimus nuo 21. Eik tu savo. Įsivaizduok, geras tik nuo 21. Arba gimnaziją, jau universitetą tai pradeda ir tada tai gali gerai. Pas mus čiuvakai... Čia Danija jau mano klasė. Jo, čiuvakai, iškart baigė mokyklą, gerai girti vaikščiai. Net pabaigti. Jo, mokykloje. Mokykloje. Aš žinai ką, buvo jokingiausia, pas mus buvo tokia šventė mokykloje, liktai paskutinė 9 dieną. Ir aš čiuvakas atėjo su vodka, prisigėręs. 5 ryto prisigėręs. Atėjo į mokyklą 7. Aš toks apšalęs buvau, bet žinai. Tokia kultūra čia. Tokia kultūra, žinai. Danija yra tarp, liktai ne pirma jaunimo daugiausiai gerinčia šalis. Europai, manau. Gal ne pasaulyje. Nežinau. Nes visur kitur pasaulyje yra žymiai pavyzdžiui, Amerika nori dar, tipo, aukščiau. Nori dar 25 iš viso padaryti. Bet aš esu suprantu irgi. Na gerai, Danija nėra prasta šalis, bet biškai per daug alkoholio. Čia irgi tą patį su taisyklė su seksu. Kad tą gaunu nuo 15 metų. Taip, bet tas, jeigu to 15 metų, tai tame galima turėti seksą su kaip mokytoja arba kažko, kur tėvas kaip... Tai no shit, kad negalima. Ne, kaip, nes jis gali kaip tėvas kaip manipuliuoti, arba tokius dalykus, arba su treneriu, ne? Tik nuo 18 galima į viršų. Taip, tada gali su bet ko. Bet tai čia labai svarbu šnekėti. Bet čia... Čia tiesiog kitokia kultūra, nes pavyzdžiui, Lietuvoje ypač po sovietmečio ta visa alkoholizmo problema buvo žiauriai, didelė. Nes po sovietmečio. Dar daug liko aš tokių senesnių žmonių, kur... Jo. Bet jie patys virdavo vodką. Jo, mano aš dėdė virdavo savo kaime. Aš nekavai. Ne. Aš manau, mano prosenelis save nužudė, nes jis per daug nusigėrė. Ne, čia realiai tragiška istorija. Žinau, kad, bet nesakyk taip. Ką? Kaip man kitaip? Gerai, tavo prosenelis darė ir nusigėrė. Nes jis kažkaip Amerikoje, ne, ten atvyko ir ten daug dirbo, tai aš grįžau čia gal į Sovietų sąjungą arba. Ir jis ten nupirko kaip žiūri daug miško, kaip manau, kad 9 hektarų. 9 hektarų, jo. Taip. Ir Sovietų sąjunga jiems nepatiko, kad jis turėjo tiek daug turtos, tai jiems reikėjo duoti to turtam kitiems žmonėms, arba jis būtų nusiųstas į Serbiją. Ir
Sibirą, ne Serbiją. Serbija, tai Balkanų šalis. Taip, tai jam reikia padalinti, bet jis tiek daug dirbo, tai jis į depresiją, todėl gėrė. Jo. Tai čia nejuokinga. Ne, kitaip pasakai, tai gerai, supratau. Taip, tai čia buvo. Gerai. Jūs žinojai, kad mano pavardė, buvo Ginoitis. Ginoitis? Aha, su O, mane su E. O kodėl pasakyti? Kodėl pasakyti, nes Sovietų sąjungoje galvoja, kad ten per lietuviškai skambėjo ar kažkaip taip, tai mes pakeitė Gineitis. Yra futbolininkas. Žinau. Gineitis. Tu savo tavo pusbrolis? Nežinau, iš kur jis. Panašus Aš galisi paskambinti savo proseneliui? Ne, visus už mano tečio pusę, kur Gineitis, jie visi jau mirė. Tai tik mano senelis. DNA, aš siūlau tau DNA patestinti. Nes įsivaizduok, tavo brolis Vidas Gineitis. Bet aš nemanau, kad jis man duotų pinigų. Ne, dėl pinigų, dėl fame, bra. Įsivaizduok, turi brolį Vidą Gineitis. Spulionas, žiūrėk. Serija žaidžia. Jeigu jūs nežinot, kas tai yra futbolininkas, kur žaidžiasi Italijoje, aukščiausio lygoje. Geriausia šiaip dabar kol kas Lietuvos. Jo, 19 metų, ar jau 20. Jo, bet labai jaunas prospektas, labai didelis. Jo, ir aš dar, kai sakiau, kad, tipo, žymiai Danija geresnė šalis iš Lietuvos, aš jokių būdų nenoriu kažkaip papeikti ar pažeminti Lietuvos. Lietuvoje yra nuostabi šalis, žymiai geresnė negu, nežinau, negu 80%, tik 90% pasaulyje. Tiesiog yra skirtumai, kur labai pasimato, kai tu išvažiuoji savo namų, pavyzdžiui, jeigu aš nuvažiuočiau į Ispaniją, aš tą matyčiau, galvočiau, aš tą noriu gyventi. Žinai, po poros metų nusibostų, nes ten keliai tokie prastėja, ten kainas labai karšta. Jo, labai karšta. Tai skau čia. Tai čia gali, bet čia Danija labai daug vėjo ir labai daug lyja. Niekada žinai, kada gali lyti. Jo, tiesiog pasižiūriu orus, nelyja. Krenta iš viršaus lietus, tai kas reiškia nelyja, Šiandien fulė iš niekur nežinau. Toks čiut lyja, nesimato akių debesų. Po 2 minučių krituliai krenta, mes palindę po tokiu. Bet stogeliu, nepadėjo stogelis, tas lietus ištrižai, tūkšt. Dimas. Jo, tiesiog. Kiaurį šilapį likam. Gerai, kita tema. Koks jūsų mėgstamiausias filmas? Gal padėk. Gerai, tai aš neturiu savo mėgstamiausią filmą, bet aš turiu kaip savo mėgstamiausią, kaip geriausias parašytas filmas. Ir mano mėgstamiausias kaip parašytas filmas yra 12 Angry Men. Jo, tas žiauri geras. Bet žiauri senas, bet vis tiek žiauri geras. Jo, kiek 65 metų ar 5. Taip, tai žiauri. Realiai tenai kaip 12 vyrų, tiesiog vienam kambarį japina, bet... Bet gerai. Bet tiesiog žiauriai įdomu klausytis juo. Tenai. Ir geriausias dalykas, kad jie nedurniai. Jo. Kad, čia iš tikrųjų žiauriai teisinga ir automatiškai. Čia kaip, kodėl. Jo, ten taip, toksai kaip vos ne kriminalinis, bet toksai... Ne. Yra... Drama. Jo, drama, tenai. Vienas atrodo, kad jau nėra, taip vystosi tas filmas ir taip... Žodžiu, būtinai pažiūrėkite. Labai rekomenduoju. Tai ir mano mėgstamiausias trilogija yra Lord of the Rings. Čia... Šitas žiauriai gerai ir man labai patinka, koks jis pigiai padarytas ir koks... Žiūrėjau, lovas pigiai padarytas? Ką? Tai pigiai. Realiai pigiai. 3 valandas ir manau 100 milijonų. Ir kaip efektais ir kostiumais ir... Yra gerai padaryta. Nes atrodo žiauriai brangiai padarytas, New Zealandai, filmuotas viskas ten. Pigiai. Ne, ten, žiauriai pigiai. Bet tais laikais ir pigiau, tipo, būdavo. Taip, bet todėl jau tai pigiai, kad jie vis tos filmus kaip pafilmavo per 14 mėnesius, kaip užkart. Todėl pirmas filmas buvo padarytas 2001, antras 2002 ir trečias 2003. Ir todėl, taip. Jo, ir čia dar toks dalykas, kad šiais laikais kažkaip nemoka žmonės tų filmų, kad ir turi milžiniškus biudžetus. Kartais netgi su mažesniais biudžetais filmai būna geresnė negu ten turi. Tenai 200 milijonų biudžetas, tenai moka, kad tie vaizdo efektai tokie tragiški. Taip. Čia irgi viską apie aktoriai, irgi čia yra svarbus, nes prieš 100 metų ten nebuvo su garsais, ten reikėjo rodyti, kad tu esi nustebęs.
Tai tą reikia parodyti, ir jeigu jie norėjo kažką sakyti, tai buvo, taip, rašydavo kaip labas. Jo, kažką pasako, ir tada juoda lenta ir ant rašto. Labas. Labas. Jo, tai. Tai ten irgi kaip įdomiai padaryta, nes ten tiesiog kažkokį orkestrą ten vyksta. Ja, visai girdydavau orkestrą. Aha. Ir kokia man ir geriausias, neatsimenu savo, geriausias soundtrackas yra 2001 Space Odyssey. Jo, tai Man kažkaip visą laiką yra kažkaip kaip siauberkų, kaip soundtrack. Kaip jau kažkas bėga paskui tave ir tas toks jau biznas. Aha, bet taip nevyksta tam. Tai gražus orkestras, žodis. Jūs tikrai esat girdėję. Jo, tai žinau. Visi 100% esat girdėję tą melodiją to filmo. Ir tokia labai graži to filmo cinematika. Aišku, jeigu jums yra nedaug metų, aš nelabai rekomenduočiau to filmo žiūrėti, nes... Bet tau 16, man 15, mes apie... Jo, nes, tipo, jį gan sunku supras, aš pats nesuprantu. Bet man labai patinka pasižiūrėti filmą ir, žodžiu, aš, tarkim, jo nelabai supratau, kaip, pavyzdžiui, 2001 Space Odyssey. Ir aš tiesiog nueinu YouTube'ą ir susirandu YouTube'o video, kur tenai kažkoks žiauriai protingas čiuvelis, tiesiog visą filmą man explainina ir aš toksai, wow, čia iš tikrųjų buvo tiesiog, wow. Nes aš visi atrodo, wow, labai geras filmas, bet tu jį iš tikrųjų supranti, tuomet atsiskleidžia. Jonai, koks tavo filmas? Mėgstamiausias? Nežinau šitą. Tai sakyk... Man patiko Žiedų valdovas ir Hobbitas visai iš to. Hobbit? Esu girdėjęs, kad vis. Man tai patiko. Man Hobbitas irgi žiauriai įdomus. Geras. Šiaip man personaliai geriau Hobbitas nei Žiedų valdovas. Bet aš nežinau, kodėl. Šiaurus. Aš žinau, bet man patiko labiau Bagginsas nei Frodas. Tai... Ai, žinai šitą. Dar man brolis rodė žiauriai gerą filmą, čia žiūrėjom. Visi Parazitas. Labai geras. Aš nesu matęs. Būtinai pažiūrėjau. Tai tavo aš irgi labai noriu. Bet aš piratiškai viską žiūriu. Nesakyk gal šitą. Esu girdėjęs, kad ten žiauriai gerai padarytas. Jo, tenai toksai, aš nenoriu nieko sakyti. Ne, nieko ir nesakyk. Tiesiog žiūrėk. Aš tiesiog žinau, kad iš Korėjos. Jo, Korėjos padarytas. Jo, labai garsus šitas režisierius ir Korėjai. Jo, iš pasaulyje. Pasaulyje? Jo, čia jo naujausias filmas buvo koks Mickey 17. Nu, man jis asmeniškai taip, geras filmas, bet ar labai patiktų, tai ne. Bet šiaip jisai sukūręs, jeigu neklystu, jisai sukūrė dar tokį Memories of Murder. Ai, tas filmas, man pabaigė kaip gerai padaryta. Jie labai įdomus tokie filmai, bet nelabai tokie related, tokie nelabai... Bet čia tikras filmas. Tie direktoriaus to. Bet jie geresnių friželiai, nei Memories of. Jo, taip reikia suprast. Taip. Tai labai toksai gilus ir... Jo, koks į tau dalykas. Taip. Aš nesirinku mėgstamiausių filmų. Tai sakyk 2 mėgstamiausių. Aš pasakysiu kelius. Man... Aš kai žiūrėjau Oppenheimerį tam kino teatre, įsivaizduoja tą tylą ir tada ta bomba. Toks geras efektas, toks įspūdis man buvo, kad aš tą filmą peržiūrėjau dar 2 kartus po to namuose. Manau, kad tas filmas irgi padarė tą rekordą, kur daugiausiai bombus panaudoja. Bet labai nelabai sudėtinga, bet toks labai nepaprastas filmas. Taip. Jo. Čia irgi Christopher Nolan. Jo, labai nepaprastas filmas, labai tokio nesitikėjau žiūrėti per pirmą kartą. Tai man jis labai patiko. Interstellaras. Labai patinka Christopher Nolan. Man jis taip biškiai irgi neblogai buvo. Tada būdavo tas dar vienas filmas Jokeris. Čia irgi geras filmas. Bet tau reikia... Pirma dalis. Tau reikia suprasti, kad kas iš tikrųjų nutiko komikse ir kas nutiko filmuose. Nes kas komikse ir filmuose nutinka yra 2 skirtingi dalykai. Nes Jokeris jis kaip gyvas, kai tame filmas Jokeris yra kažkodėl tame eiktų savo. Pačiame, kai Batmano, kai jis yra mažas vaikas. Ir taip nebuvo iš tikrųjų. Jo, ir taip, tas filmas, kai galvoji apie Jokerį, tą iš DC visatos,
atrodo, kad čia jis dabar pasiims kažkokį šautuvą, pradės kovoti prieš Batmaną, bet tas filmas toksai psichologinis, toksai gilus, toksai graži muzika labai, ir toksai kaip ir jaudinantis tas filmas, netgi tipo gaila pasidaro, atrodo, tipo, toksai labai didelės emocijas keliantis filmas. Štai irgi rekomenduoju pažiūrėti. Čia daug filmų galėsim rekomenduoti. Labai daug gerų. Čia netgi galbūt filmų sąrašą galėtume išleisti. Čia realiai irgi viską apie ką tau patinka žiūrėti, nes sakykim, kad man patinka žiūrėti siaubekų, bet, ką žinau, Danieliui nepatinka žiūrėti siaubekų. Ir čia yra skirtumas, ne? Bet mes įkišim visus tos filmus, kur mes manom, jūs turi būtinai peržiūrėti, įkišim ją aprašą. Tai aprašė bus... Jūs nebandykit, nežiūrėti. Gerai, vieną kartą gyvenime bent jau pažiūrėkit tos filmus, nes jie verti tikrai pažiūrėjimo. Jo, tikrai verti dėmesio. Man irgi Seven labai patinka. Jo. Aš jiems įjungiu Seven, jie pažiūri 30 minučių, sako, tas filmas toks nuobodus. Gėda. Aš norėjau pažiūrėti, ne? Bet tas Kristupas, Joe, draugelis, kur buvo atėjęs, ir Jonas, jie biški mažesni, jie nelabai supranta, ten garsas buvo labai sunkus, labai sunkus buvo girdėti, tai dar sunkiau suprast, aš tai noriu žiūrėti, nes aš matau, jau einas čia kažkas, jau daros kažkas, aš jau suprantu, kas čia daros, bet jie nelabai supranta, jie biški jau. Tai aš įjungiau Languotą nindzę. Žiauriai geras. Tikrai, animacinis filmas, bet žiauriai geras. Jeigu nori daniško filmo, teisingai Languotą nindzę. Čia ne irgi taip ir daniškesnis filmus. Gerai, yra Another Round, žinai tą. Bet čia ne irgi toks daniškas, yra klasikės daniškas. Klonas? Ką? Klonas? Ne, čia ne klasikas. Tai koks? Ta Blengerne Lykta. Olsenbanden. Čia. Danai, aš sakau, belia kiek filmų yra pridarę, galit pasižiūrėti, jeigu pateiks, nepateiks. Ten gal daugiau daniškas humoris yra. Jo, labai humoro daug yra Danų filmuose, ypač. Jo, dar nuvykęs čia į Daniją, aš atradau tą danišką kiną, nes Danija tokia maža šalis, mažesnė Lietuva, aišku, daugiau gyventojų, bet atrodo, tokia maža šalis, jie negalėtų sukurti labai gerų filmų. A ne? Ir tas daniškas kinas, tai nustebino mane. O tu buvai kine? Ką? Ne, visi filmai. Filmai geri. Daniškas kinas. Jie irgi laimėjo praeitą metų Oscarą iš kaip mažus filmus, nežinau. Trumpametražį. Taip, jie laimėjo Oscarą. Kokį filmą? Taip vadinasi daniškai. Riterių. Reikės pažiūrėti. Aš nežinau, aš nekenčiu tuos filmus. Aš nekenčiu. Šio filmų? Aš juos nekenčiu. Nes tau reikia analizuoti viską. Tau reikia klausyti, tau reikia žiūrėti, šitas langas reiškia iš tikrųjų mėnulį, tokia še. Ir aš nenoriu, aš noriu žiūrėti filmą, noriu girdėti garsus, aš noriu žiūrėti aktorių. Aš buvau iš šio filmą šnekėję apie ties mažus siaubeko, tos trailerius, tokius 5-10 minučių, kur užtrunka per YouTube, kur galėsi įjungti. Ai, ne, tos per YouTube, čia skirtingas, bet tos, kur tau reikia analizuoti mokyklą, aš jos nekenčiu. Aš jos nekenčiu, nes kas vienas dalykas gali reiškia kažką. Aš suprantu. Kas obelis kažkur pastatytas ant stalo. Simboliai visokie. Taip, simboliai. Ne, man patinka tekstas. Tiesiog tekstas. Jo, tiesiog žmonės šneka, jie patys tau pasako. Aišku, smagu kažką suprast pačiam, bet... Taip. Bet jie turi būti per sunku, nes paskui jau persigalvoja, paskui jau filmą galvoja visai kitaip. Jo, ir priėjom prie manęs. Taigi, man labai patiko, nes... Man labai patiko toksai filmas, vadinasi La La Landas. Tas žiauriai geras. Žiauriai graži muzika, žiauriai geri aktoriai, Ryan Goslingas. Bet aš jaučiu, kaip Ryan Goslingas kažkaip miręs, kai jis yra filmuose, jis neturi daug emocijas. Taip, jis toks aktorius. Čia kaip The Rock. Ne, Rokas savo papą iššokinė per Jumanji. Skirtumas yra tas, kad The Rock jisai nemoka vaidinti. O Ryan Goslingas jisai įsijungia į Charterį ir jis tipo, pavyzdžiui, paim Drive. Ar tas Drive, matęs Drive? Drive? Tas su Ryan Goslingas. Ne. Bet tipo, jo yra toksai Charteris, toksai
toksai gilus, toks ramus, toksai kaip nakties toks klajūnas, kuris ten važinėja su mašina. Tai tipo, jam nereikia reikšti kažkokius žiaurių emocijų. Ir tipo, jo, jisai yra toksai miręs, nes toksai... Taip, kažkaip man tai nepatinka apie jo. Nu, bet jisai toksai kaip ir lėtas gal biškai, bet ne, jisai tiesiog, nežinau, man jisai labai patinka. Jis per nonchalant man. Nu, taip, jisai toks nonchalant. Jisai filmavo tokią liūdną dramą tuo pačiu metu, kada vaidino ir romantinę komediją. Tai yra labai sunku padaryti. Jo, jisai gali bet ką tau suvaidinti. Bet aš manyčiau, kad yra geresnių, tikrai. Jo, nu, tipo jo, yra geresnių. Bet duokim jam laiko, jam gal 40. Nu, 40. Duokim jam laiko. Kokie jūsų mėgstamiausias serialas? Ar jūs žiūri serialus? Jo. Squid Game. Nu, nesenai iš Squid Game peržiūrėjau 3 sezonas, labai geras. Ne, tikriausiai. Ne, žiauriai geras. Jeigu supranti, tai žiauriai geras. Man nepatiko sezonas 2, nes jūs Antras sezonas? Aha, man jis nepatiko. Kodėl? Kažkaip jam per gerai sekėsi. Man nepatiko. Čia dabar spoilerį gal. Ne, bet come on, tame paskutinė epizode, tam antram sezone, jam per gerai sekėsi. Nu, tipo, pagalvok, jeigu būtų nužudę jie, čia spoilerį, kaip sakiau, jeigu būtų jį nužudę, tuomet tie VIPsai, tie VIPs, jie, tipo, būtų praradę daug žaidimo. Tu jau man spoilinį sezoną, ne, realiai gali spoilinti man. Čia pirma dalis. Taip, bet nieks nežino apie, aš nežinau apie... Ne, čia nieko nesakė per 3 sezoną, nieko nesakė per 3 sezoną. Aš ir pats sugalvoju, žinau, čia aš pats sugalvoju. Tai 3 sezoną, ble, kur aš buvau? Okei, tai jeigu jį būtų nužudę, tie VIPsai būtų praradę daug tipo veiksmo. Ir, nes vis tiek tą serialą kūrė tiems VIPs, tiems žiūrovams. Dėl to, nes tas frontmanas, kaip ir pirmam sezone sakė, įdėjo jį dėl to, kad, tipo, Gihūnas norėjo ten kažką jam įrodyti, o tas frontmanas įdėjo, kad būtų įdomiau tiems VIPsams žiūrėti. Ai, į antrą sezoną. Jis negali labai daug eliminėti tų visų žaidėjų, nes jie vis tiek yra žaidėjai. Taip, bet kažkaip jis turi tam main character, kaip... Jo. Man tai labai nepatinka. Ir kaip sako, karočią, jeigu dingsta tas sargybinis, niekam nerūpi, bet jeigu dingsta žaidėjas, čia žiauriai didelė bėda, kaip sakė. Tai aš turbūt dėl to. Bet jūs esi girdėjęs arba žiūrėjęs Alice in Borderland? Aš esu girdėjęs. Čia ten geriau yra. Nes ten žaidimuose, ne, ten tu mirtum. O ne kaip skirkėjimus, ten kažkokį vaikų žaidimus, tu ten mirtum. Nu taip. Bet ten irgi geras. Jeigu, mes paskui susidarėm. Bet, okei, aš pasižiūrėjau. Gerai, toliau. Gerai. Tai koks tu šis? Gerai, mano mėgstamiausias serialas yra tikriausiai Breaking Bad arba Mindhunter. Jūs esate girdėjęs Mindhunter? Ne. Čia apie 2 FBI agentai, ne, kur reikia, kaip, čia apie jų kaip istoriją, kaip jie padarė šį, kam sakyti, formulę, apie kaip tu gali identifikuoti kaip serijinį žudiką, ne? Kaip, kad jeigu iš tik žudo baltus, tai čia tikriausiai baltas, čia tai padarė, ne? Ir labai gerai padarė. Aš ir pasižiūrėsiu turbūt. O tu nežiūrėjai, nes ne The Office? The Office, taip. Patiko? Kažkaip aš tiesiog žiūrėjau, nes pirmas sezonas visai gerai padarytas. Tai kažkaip visai įdomu su šeima žiūrėti, ne? Tai jeigu tu tiesiog pats, tai biški gali būti liūdna. Kad jeigu tu su kažkokiam kitam žmogu, su kitu žmogu, tai gali būti visai smagu. Bet aš esu girdėjęs, kad angliška versija yra geresnė, nes ten daugiau žiauresnis juokus yra. Ir realiai, tai kai, mano, kaip ten sakė mokytoja, manau, kad išverčiamas kaip filmas, knyga, praranda 30% savo žavesio. Tai originalų kalba visuomet yra geriau žiūrėti. Tai jo. Pavyzdžiui, aš kartais žiūriu, jeigu ten man koks prancūziškas filmas arba korėjietiškas filmas, aš tiesiog žiūriu originalų kalbą jos su subtitrais. Žymiai geriau.
Bet tu niek nesupratai korėtiškai. Ne, Tai su titrais. Bet jeigu tu angliškai žiūri. Jo, aš to suprantu. Nes vis tiek būna vertimas, vis tiek nesuprantu tų žodžių teisingai. Taip. Nes, pavyzdžiui, yra kai kurie žodžiai, kur tu sak negali išversti. Nu, nėra tokio žodžio lietuviškai. Jo. Ir tu su vieno žodžiu turi išversti žodį, tai tiesiog pasiemi artimiausią žodį ir nebūna tas pats. Tas pats. Tai, Ne, bet nesimokysi korėjietiškai dėl vieno. todėl man patinka kitų šalių filmai, nes jie būna labai įdomus, bet vienintelė problema yra, kad kalba yra kitokia. Taip, čia irgi viską, kai susirasti teisingus filmus žiūrėti. Ja. Nes kaip man labai nepatiko Kill Bill. Tu esi matęs Kill Bill? Nepatiko tau? Man paskutinis dalis, kurį prieš tą Japoniją. Man jie 3 minučių varė. Apie kaip... Antroji dalyje? Ne, pirmam. Pala, pirmam, neprisimenu. Čia pirmam, čia kai atsikėlė. Nuo to... Jo. Ir tą... Jo. Taip, ne, ir kai jį prieš tą Japoniją, ne. Ten 30 minučių tiesiog jį, kur jį čium, tas pats. Oi, ir kaip nerealistiška. Nu, tipo jo, bet, žinai, čia Tarantino. Taip, filmai labai žiaurus. Taip, filmas kaip gerai padarytas, nes yra ten skirtingus stilius. Ten yra anime, western ir, mano, neatsimenu kaip pats samurai stilius, nežinau kaip jį vadinti. Čia geras, bet kaip ją. Bet tą paskutinį dalis labai manęs erzino ir norėjau išjungti, žiūrėjau kažkokią kitą, nes čia man buvo kaip laiko šveistimas. Ne, man labai nepatiko, nes tam čia buvo kaip vienas žmogus priešais daug. Taip, ir aš nesuprantu. Aš 100 prieš tą laimėčiau. Aš laimėčiau. Vieną vieną net laimėtų. Visi per vieną kartą bėgtų prieš šią įmartį. Bet ne, bet jeigu jį turi tokį supergalius, kur mes žiūrėjom tome filmuose, tai aš irgi pralaimėčiau. Tai jeigu realistiškai, ją nužudyčiau. Kodėl mes norime realizmo filmų? Čia filmas. Bet gerus filmus yra realistiškus. Nu taip, bet vis tiek, filmas ne visada viskas būna realistiškas. Gerai, Makvinas nerealistiškas labai, bet... Bet čia animacinis. Bet geras. Bet yra realistiškas. Suprantu, bet... Mašinas yra realistiškos. Ja, bet problema tokia, kad turi padaryti tą... Kai daro tą kovoja, lyg suprantu, ne? Priešais ten 100 žmonių. Tai turi padaryti taip, kad atrodytų, kad tie 100 žmonių kažką kitką veikia, neišstovi ir spokso. Jie realiai stovi ir spokso. Kažką kitką įdomiau padaryti, kad ir būtų ten kažkas kitką, būtų taip, daugiau veiksmo. Jie tiesiog, yra kaip, jį kovasi prieš iškėlės, ne? Ir ten gale, ne? Ten jie tiesiog... Ir tiesiog žiūri. Tiesiog laukia savo eilės. Nu čia tai kartais tokie, aišku, kartais tokie nerealistiškai dalykai yra įdomus, o kartais tokie, kai ten stovi žmonės, sakau, tiesiog jūs duote, eikit tuo pačiu momentu ir viskas, filmas baigtas, Čia kaip Apollo zombių filmas. Nes yra kaip durnių žmonių ten, ne? O, davai, atsiskirkime. Ne. Atsiskiria. Ateina 30 žmonių, zombių. Taip. Ir jie eina linkiu pasisveikinti, arba dar kažką. Ir man, kaip yra kelis kaip gerius zombių filmus. Nes jie kaip realistiškai. Pasaulis karas Z, žiūrėjau. Taip, čia geras. Ir 20 years later, ta 28 days, hours, weeks ir years, ką tik išleidžiu. Ten kaip gerai padaryti, nes ten realistiška. Tai jeigu tu žiūrėtum į kažkokią Army of the Dead, čia Netflix'o šūdas. Ten negerai. Mes jau kažkur nuklydom, ne? Mėgstamiausias serialas. Jeigu turi kažkokį, tai... Ne mėgstamiausias, gal dar radai savo mėgstamiausias, nes ne tiek daug žiūri. Bet... Dimas patinka. Patinka, bet ne mėgstamiausias, tikiuosi. Aš nežiūriu serialą. Jo, aš taip pridėjau. O dar kokius serialus susižiūrės, kur tu sakytum, norėčiau šį pabaigti serialą. Jeigu ne. Ne, aš vien tik filmus, aš gal... Squid Game'as turbūt vienintelis serialas. Nu gerai, tu dar turi daug gyvenimo pamatyti, daug gyvenimo. Tau 12 metų, ne? Jo. Ir tu tik vieną serialą. Jo. Man taip pat buvo. Gerai, aš kokius 5 serialus gal su biškiu Čia daug geriau ne jis. Gerai, mano mėgstamiausias
Aš ne visą pažiūrėjęs, nes būna, mano užsiknisimas būna po 2 sezonų. Aš nebegaliu Tai žiūrėti. koks savo mėgstamiausias? Breaking Bad. Man. Kas rusų negirdėjo? Pirmas 2 sezonas nes aš- yra žiauriai geri. Jo, ir aš toks žiūriu ir man paskui aš, kaip prisižiūriu ten 8 valandas Breaking Bad kiekvieną dieną, tai aš paskui jau nebegaliu žiūrėti pusę metų, paskui vėl turiu įsijungti. Aš nežinau, kas man yra, bet man tai būna. Jo, realiai serialus yra sunku žiūrėti, aš Labai, Bet tau reikia susirasti teisingus serialus, kaip Mindhunter. Aš žiūrėjau tas The Good Band of Brothers. Žiūrėjau The Good Doctor, žiūrėjau tas... Jau žiūrėjau visą. Tau biškai lengviau atsižiūrėti, aš tai pasižiūrėjau. Aš žiūrėsiu, man. Jo, man patinka, paskui jau to būna jau, nu gerai, jau, aš kažką kitą įsijungsiu, nes jau paskui jau dar užsiknisimas didesnis bus. Nes aš jaučiu kaip į Dartarianus, kaip serialus, kaip Dr. House. Ten tas pats yra. Bet kartais... It's never lupus. Čia tas pats. Iš kažkaip sugalvo. O, ir ateina, tun. Ja, jis toks pažiūri, tik Taip. gerai, jis mirs už 2 dienų. Nu, pažiūrėk, tarp pirštų, matai šitą selę. Matai? Ji susproks ir visas jo kūnas susproks. Na, žinai, tai čia ne lupus buvo, tai čia tas selė. Bet Band of Brothers. Wow. Ta manau, kad Tom Hanks irgi direktino. Ir čia, jūs girdėjot Band of Brothers? Aš čia apie kaip vieną kažkokią armiją dalis, ne, kaip jie įvyksta į Europą per Antrą pasaulinį karą. Ir jų kaip karų ir ką jie padarė. Žiauriai įdomiai padaryta. Vienas klausimas, ne? Tu sakai, greit praeinam, nešnekam daugiau, o paskui pašnekėsim. Mėgstamiausias karo filmas, tiesiog atsakyk vienu pavadinimu. Arba 2. Aš tiek daug nežiūrėjau tų filmų. Žiūrėjau 1917. 1917. Jo. Šitas, kur su viena scena? Tas, kur bėga per kavą. Jo, čia tas- su viena. Ai, žiauriai gerai žiūrėjau rusiškas filmas Come and See. Come and See. Esu girdėjęs. Ten, kur žinai, tipo, nu, gal čia biškai per žiauru bus, bet kai vaiką, karočią, pastato, laiko jam ginklą, galvą ir tipo fotkina. Nesimatęs tas senas. Tas žiauriai geras. Aš žinau, apie ką tu kalbai. Labai žiaurus, jeigu nepakeliat žiaurių filmų, nežiūrėkit, bet jeigu jūs patinka antikariniai filmai, tai galit pažiūrėti. Saving Private Ryan, tą D-Day sceną, geriausias kaip pradžioj filmai, nes realistiškas, nes ten vienas, kur vaikščiai su savo ranką, ne, ir jis tiesiog vaikščiai. Ir čia taip gerai padaryta, nes čia jam šokas, jis nežino, ką jam daryti, jis ten taip gerai. Ir antras yra Schindler's List. Čia kaip... Schindler's List. Žiauriai gerai padaryta. Ir viskas, kas ten vyksta, yra tikrovė. Ir čia nėra kaip, čia irgi žiauriai... Kaip čia vadinasi? Realistiška. Ir nerealistiška, taip, bet irgi liūdnas, labai liūdnas filmas. Ir čia nėra kaip Green Man, nes čia netikras. Bet į Schnarslis ten viską tikra ir žiauriai kaip liūdnas. Ir tai, ką man padaro liūdniau, yra, kad čia realistiškas. Ir aš manau, kad čia žiauriai geras filmas, kur kaip parodo, kaip žydams turėjo po Antrą pasaulinį karą. Po ar per? Po. Ne, per. Ir tiesiog, aš esu irgi matęs tai pianis, bet man labai patinka, nes jis kažkaip pabėga, tai kažkaip... Bet Schnarslis vis tiek kaip... Aš tai nežiūrėjęs karinį filmą. Nesi nei vieno? Nežiūrėjau. Gerai, aš už tave pasakysiu. Gerai, yra Tom Fury's, man atrodo, nes tas toks filmas. Fury? Jo, Fury. Tas tankas. Jo, tas tankas. Jisai nelabai realistiškas, bet jisai gan įdomus. Taip. Jisai gan įdomus, nes jisai... Biški tavo jaučius mūsų turiu, žmogus prisitaiko prie savo naujų draugų ir paskui tos draugus vienas po vieno įmiršta. Ir toksai jau liūdėjo, ir paskui išsiaiškini, ką? Tu spoilini. Čia tik aprašas filmas. Bet... Neklausykite viskas.
Gerai, kas dar buvo? Tas vienas, kur 2002. Jo, 1917. 17, jo, tas geras, kur per vieną sceną tam filmavo visą laiką. Tam viską per vieną scenas? Nu, ten per... Nemanau, kad per vieną. Gerai, gal per bet ten vienu momentu tiesiog praėjo per tunelį ir man atrodo nauja per sceną. Taip, aš tą atsimenu. Jo, tas labai įdomus. Ir dar buvo, aš parekomenduočiau tą filmą, kur ten žmogus gelbė, aš neprisimenu, kaip dabar jo vardas. Toks amerikietis, kur jie dirbo ten Japonijai. Unbroken. Gali būt, bet... Čia jis kaip sukautytas už Japono ir jis kaip jis ten... Ne, jis nebuvo sukautas. Jis buvo ten karos Japonijai ir jis gelbėjo žmonės. Nepasakysiu. Aš parašysiu aprašymą, koks ten filmas buvo. Koks vardas? Na, parašysiu čia viršai. Koks vardas? Filmo. Taip. Ja, aš parašysiu viršai, aš neprisimenu dabar. Nu ką jis jį? Tai realiai žmogus, kur... Gerai, aš pasponinu. Ne, nes toliau tęsim. Gerai, jo, čia mano tie 3 filmai, kur man labai patiko. Irgi žiūri geras filmas All Quiet on the Western Front. Jo, žinau. Ten vokiškai, ne? Jo, Bet ten irgi liūdnas yra. Ten kaip be jausmų filmas, bet karas irgi yra be jausmų. Pagal knygą parengtas. Čia irgi knyga? Jo, pagal knygą. O, nežinau. Kokius jums labiausiai patinka kaip su mašinų filmas? Su mašinu. Su mašinų yra Fast and Furious, yra Formula 1, kur ką tik aš jo žiūrėjau kinoteatre. Bet ten irgi nerealistiškas, nes jie pakeitė tipo vieną dalis ir jie kažkodėl greičiausiai iš visų kitų Formula 1. Taip nevyksta. Tau reikia daug dalykų pakeisti, kad tu greičiausiai. Aišku, vienas dalykas daug ką padaro, bet ne tiek. Taip, padaro, ne? Bet tu nebūni kaip 200 milisekundų greitesnis. Ne. Daugiausiai gal 15, gal 5 net. 5, jo, bet 5 padaro skirtumą iki 60 rapsų važiuoja. Bet ne tiek, kad pralenkia visus, bet iškart, jo. Yra irgi Rush, čia apie 2 formuliai važiuotojai, kur priešiais vienas kitą. Jo, aš šitą žiūrės, žiūri geras. Yra Ford vs Ferrari. Jo, čia mano mėgstamas. Čia irgi žiūri geras. Kas čia dar? Baby Driver gal irgi. Dabar tas naujas buvo nesenai išleistas, tas su... F1. Ne, tas kitas, kur... Kaip man visi... Ar ką jis? Nu, tai kitas, kur žaidžia gamina. Gran Turismo. Gran Turismo. Jis pagal istoriją, jis gan įdomus yra. Kas čia dar yra? Fast and Furious, kaip pirmus 3 Jo, filmus galima pirmi minėti. 7 man pagal mane geri. Ne, sen. Tenai kur jau ten kročias skraido su kažkiais lėktuvais. Ja, po 7 pabradėjau. Vis tiek kaip... Iš vieno pastato važiuoja į kitą pastatą. Tipo vidury oro, ne, sėdė, ne, dėkui. Ne, bet pirmi 7. Pirmas 3 yra geri. Jo. Pirmas yra Korea Street Race, antras yra tuos 2. Gal ten su kažkokiais, tipo, nusikaltimais. Taip, ne, antras yra apie kaip tas su juodaodžiu ir tas kitas, kurie kaip kažkokiam mafijai ten būna ir jiems padeda. Ir trečias yra Tokyo Drift. Ir čia vienas iš geriausių tikrai mašinų filmas. Kas čia dar yra? Baby Driver. Jo, Baby Tas neblogs, jo. Driver. Kas čia dar yra? McQueen. McQueenas, taip. Pirmas 2 dalis, trečias nežiūrėjai. Įdomus. Daugiau kaip ir nėra. Taip, kur Speed Raceris, jeigu jūs žinot. Čia labai, čia tokia nerealistiška filma, bet čia mano vaikystė buvo. Bet Nostalgic man buvo. Turbo, jo, irgi neblogas filmas. Taip, čia tas jau. Susiraigė. Taip. Čia dar vienas klausimas jums. Jeigu žinot, koks jūsų režisierius mėgstamiausias? Taip. Christopher Nolan tikrai padarė Dark Knight Rises, Odyssey padarys, Interstellar, Memento, Inception, Butterfly Effect. Ką? Butterfly Effect. Aha, Butterfly Effect. Dunkirk. Jo. Kas dar padarė? Oppenheimer, taip. Nu, Jonai, žinai kažką? Ne. Danieliu. Christopher Nolan, žinai. Vienas šis apie filmus mėgstu. Tu žinai, Gal, kaip vienas? Tas Steve Kingas, ne, tas, kur padarė Jokerį. Kaip vienas? Kažkas su Kingu liktai jau minėjau. Steve King.
Ne, neatsimenu. Bet jis irgi Jo, įsigavo. jis geras filmus daro. Ir fun faktas apie Christopher Nolan, jis yra tas direktorius, kur daugiausiai kartų yra ant tą IMDb 200 kaip geriausių filmų. Jis daugiausiai, Jis populiariausias yra. Jo. Iš mano režisierių, kurį man vadina, tai Quentin Tarantino. Godfather, ne? Ką? Jis padarė Godfather. Ne, tenai kažkoks kitas, nežinau. Pulp Fiction. Jo, jis padarė Pulp Fiction, jis padarė Inglourious Bastards, irgi va. Čia irgi žiūrėjau. Ne, karo filmas. Labai Bet čia, geras. bet tai netikra. Jo. Bet vis tiek. Vis tiek geras filmas. Toliau, kas ten dar padarė, Kill Bill, pirmą, antrą dalį, Death Proof, Reservoir Dogs. Geri filmai, aišku, žiaurus, daug kraujo, daug muštynių. Bet manau, kad žiauriausi filmai yra siaubekų, tikrai. Nu jo, bet jo, tie filmai gan žiaurus yra. Žodžiu, toliau yra Martin Scorsese, jis labai kūrė daug. O, čia tas, kur Godfather. Aš nežinau realiai, bet man rodos ne, jis Goodfellas sukūrė. Tai Godfather, taip. Jo, jis sukūrė Dog Day Afternoon, jis ten Taxi Driverį sukūrė. Ai, Taxi Driver. Ne, Jo. tiesiog Taxi, manau, vadinasi. Ne, Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driverį, tuomet, koks ten dar filmas vadinasi, King Comedy man labai patiko, panašus į Taxi Driverį. Scarface gal. Liktais jo Scarface. Jo, žodžiu, ir aišku, mes nesenai žiūrėjom tokį filmą, tenai, tas Martin Scorsese žinoma dėl visokių savo mafijos, tenai filmų, ten su mafija, kaip, pavyzdžiui, Departed, Goodfellas ir tenai visi kiti jo filmai, bet mes žiūrėjom tokį Shutter Island, lietuviškai kuždėsiu. Taip, čia irgi geras filmas. Visiškai nesusiję tenai su mafija, tenai toksai. Ten tikrai vienas iš didžiausių plot twistų. Jo, ten žiauriai geras plot twistas. Aktoriai irgi džiaugiasi. Aktoriai geri, ten DiCaprio. Žodžiu, šitą būtinai pažiūrėkit. Gal kiek žiaurus. Bet, nu ne. Yra. Jeigu žiauriausias čia jau Centipede. Human Centipede. Tiesiog perspiriu. Taip. Jo, ir toliau. Dar Stanley Kubrickas, aišku. Stanley Kubrickas. Aš tik žinau Christopher Nolan. Sukūrė 2001 Space Odyssey. Sukūrė. Jo filmai tokie keisti, sakyčiau, ne visiems patinka jo filmai, jo. Unikalus. Jo, unikalus, bet ne visiems jam patinka. Pavyzdžiui, Barry Lyndon. Barry Lyndon, tuomet Clockwork Orange. Nu, toksai bjaurus filmas galiu pasakyti. Bet visai įdomus realiai. Žodžiu, iš manęs bus tiek. Koks tam, kažkas čia žiūri siaubekų? Retai. Aš žiūriu su tavim, kai turiu šansą, žiūriu su tavim. Tas Talk to the End ir tas kitas buvo. Čia ne tokies, čia jau baby, bet jie įdomus yra. Man patinka įdomus filmas. Serbišką filmą. Gerai. Su savo tais. Conjuring. Tikrai vienas iš geriausių siaubekų. Conjuring. Gali pasakyti biškai. Nespoilinu, bet biškai gali pasakyti. Apie Conjuring? Jo, lyg aš matęs, bet aš... Čia tas pats universas, visata kaip Annabelle. Rimtai. Irgi diena, irgi ta pačiame visatame. Kaip Annabelle. Ir The Exorcist irgi manau. Manau, su biškai sumatęs. Kažkas yra matęs Texas Chainsaw Massacre. Aš esu girdėjęs, aš norėčiau pažiūrėti. Čia kaip keistas siaubekas filmas, bet irgi geras. The Exorcist irgi. Čia kaip, aš žinau šiandien, kur kaip draugus ir draugės, kur kaip jie tą žiūrėt, nes kaip gerai, The Exorcist. Čia, ir kaip tam metrų, bet žiūri gerai padarytas. Aš manau, kad tame filmuose kinoteatrėse jie kaip apsivėmė, nes buvo tokie realistiškai, taip galim pasakyti. Tada žiūri gerai, bet... Žinai, žmonėms žiūri. Hereditary irgi žiūri geras. Čia irgi. The Thing irgi žiūri geras. Midsommar, žinai Midsommar. Midsommar irgi norėčiau žiūrėti, bet ilgokas. 2 valandos su pusė. Čia ilgokas. Bet šiaip žiauri geras. Esu girdėjęs, kad geras. Jis nėra toks kažkoks tenai kryp ar kažkas tokį, bet jis toksai gilus ir toks galvas, smegenis sujaukintas. Filmas. Bet man labai patiko Saw, nes plot twistai. Žinai? Kas? Saw, pjūklas.
Jo, žinau, bet aš nematęs. Man žiūri patiko, nes ten ne šleišė arba ten žaidimas, bet ten plot twistai, ne? Jo. Ten neatspėjo. Tas, kur nežiūrėjom. Taip, Tas žiūri geras. taip, Žiauriai. Bet jūs turi važiuoti. taip. Okay. Nes jis nėra kaip toks šleištus, bet yra... Gerai, galas biški šlikštus. Taip, bet plot twistai. Da, pas jūs tai dar geresnė. Taip. Kokius man irgi yra gerus. Aš realiai žiūrėjau Shiningą, to pačio Stanley. Shining. Man buvo nuobodu, kai aš jį žiūrėjau. Nu jo, bet čia Stanley Kubrick. Taip. Čia. Bet jis irgi Stanley Kubrick, esu girdėjęs, kad jis biški OCD yra. Koks? OCD, nežinai, kur viską turi būti kaip taip ir taip ir taip. Ai, perfekcionistas. Jo, jisai, kai kūrė Barry Lyndon, jisai laukė 4 metus, kol išras kažkokią naują kamerą, kad galėtų nufilmuoti filmą. Tai jo, daug ką pasako apie jį. Jo, jisai... Perfekcionistas, tikrai. Taip. Ir Christopher Nolan tikrai geresnis. Realiai, aš galvojau, kad aš studijuosiu Odyssey, kad aš galėčiau kaip žiūrėti tą filmą. Jo, realiai būtų zonas. O kada išleis? Kitais metais. Manau, vasarą. Apie ką jis bus? Odisėja. Čia kaip žmonės, kaip jie grįžta nuo Trojos karas. Jo, kaip vyras grįžta iš Trojos karo pas žmoną ir taip. Aha. Aš daug nežinau, ten Aš irgi daug. graikų mitologijų. Ne, aš daug Bet Trojos karas nėra Ne, tai graikų laikai, jo. Tai graikų laikai, bet ne graikų mitologija, nes mitologija yra kaip Zeus. Jo, Ai, čia yra šito... Koks vardas tavo? Odisėjas? Ne, jo, yra Iliada Odisėja. Ir ją parašė Homeras, jo. Ai, taip. Jo, Homero istorija. Taip. Apie Odisėją, kuris Taip. grįžta pas savo žmoną. Bet aš esu girdėjęs, kad žiūri brangus, bet šiame kartą aš manau, kad tikrai geras dalykas, kad brangus. Jo, ir dar, kiek girdėjau, geri aktoriai. bus. Taip, čia tas moteris, neatsimenu kaip. Zendėja. Ne, Zendėja irgi gal bus. Jo, Tom jo. Holland bus. Jo. Bet kažkokia moter, kur yra į Interstellar ir kažkodėl Christopher Nolan jam labai patinka. Jo, realiai, dažnai režisieriai turi tokį kaip aktorių, su kuriuo... Kurie labai gerai dirba. Jo, kaip pavyzdžiui, Scorsese'as turi, nežinau, arba DiCaprio, arba koks vardas to... Ko? Iš Scarface, aš pamiršau vardą. O tas čia. jis irgi yra į Heat. Jo. Ai, žodžiu. Miami Heat, jo. Ne, Heat. Prisiminsim, žodžiu. Žodžiu, parašysim, mačiau. Čia. Ai, Al Pacino. Al Pacino, jo. Tai jis yra... Gražus vardas. Bet jis yra įtrauktas. Jo. Bet jis yra geras aktorius. Bet jis irgi kažkaip miręs kaip jo Na, stiliaus. jisai tiesiog jis toks veikėjas. Jo. Nu, tai... Nu, gerai. Kažką kitką nei filmus. Nori pašnekėt? Kokį filmą šiandien nori pažiūrėti? Aš Kill Bill visai norėčiau dar kažką žiūrėti. Aš norėčiau naują šį. Gal Heat arba Reserve Dogs. Reservoir Dogs? Tai. Jo, galėsiu. Nu, jo. Jau atspėsiu šitą Languotas Ninja 2. O ką aš norėčiau žiūrėti? Ko? Aš nežinau, kas ten yra. Aš norėčiau savo filmą pats padaryti. Negaliu padaryti. Savo filmą, davai. Laukit filmą. Ne, aš nežinau. Ne. Gal už metų. Traileris gal žiemą bus, nežino nieks nežino nieko. Čia tik nespoileris, tikriau. Jokių planų. Jokių planų, ne. Jo. Nes iš mūsų nepasitikėkit mumis, nes mes išdingstam iš Europos 3 dienom. Paskui į Europą dingstam į... Ant tų patą vyks. Ja, man bus, tai aš šitaip, aš Amerikai, aš kitoj mokyklose, tai... Va šitas, jis turės kerinti ir jis turės mano brolį irgi įvesti į tą... Į ką? Nu, į kanalą biškai daugiau, ja. Tai jūs dviese darysit? Jo, mes... Tikriausiai. Skristų? Nu, aš irgi būsiu, kiek galėsiu, savaitgaliais. Ką šitas... Kokį dar yra geras filmas? Geras filmas. Old Boys. Old Boys, nes Žiauriai geras. Žiauriai crazy plot visą tiesiog. Protą išnešantis, aš pradėjau šokinėti ant kėdės. Kai plot visas buvo. Žinai, ką aš bijau daugiausiai?
kaip filmuose kažkaip vyksta, kur neturi įvykti kažkokio gėdos. Kaip kažkokio kaip gėdą. Jo, aš nekeičiu gėdingų filmų. Aš toks jau, aš tau duosiu. Ne, ar aš bijau, aš dingsiu už kamerą, ja, kai tokius dalykus vyksta. Aš tos daugiau bijau, nei siaubekų. Jo, bet tai kaip gerai yra, nes tai rodo, Negerai. kad tu perneši emocijas. Labai gerai. Emocijas tavo sujudina, tada paskui gėda pasakė, nu gerai, tada nusiraminė, tada visas tavo emocijos sužaidžia ir tada būna viskas. Tada patinka filmas. Mhm. Nu tai, dar turim kažką. Nu gerai, tai sakom viską šiaip iš to. Aš turiu klausimą. Ne, tiesiog vieną, čia žiauriai keistą klausimą, bet koks yra jūsų nuomonė geriausias generolas? Generolas. Apie kokį generolą aš ne. Karo. Ai, Vytautas. Ką, aš nežinau ne vieną generolą. Nežinai? Pasakykime vieną. Dženkis Kanas. Ai, tokie. Dženkis Kanas. Nežinau, koks Napoleonas bus. Napoleonas, jis irgi geras. Jis visą. Donaldas Trump. Jis politikas. Tai žinau, aš tik geras žinau. Ir Aleksandras Didysis. Jo. O mažasis? Jis neturėjo vaiko. Jis mirė, kai jam buvo 36 ar 35. Damn. O jis per karą mirė? Ne, Ne, jis tiesiog... mirė. Savo, tais laikais žygiai tarpiau žmonės. Man Dovydas patiko. Dovydas. Iš kur čia? Iš Biblijos. Aš nežinau. Nu gerai, dar vienas toks būdavo Samsonas, irgi iš Biblijos. Mano vardas yra iš Biblijos. Adomas, tai palauk. Nežinojai? Pasakok. Adomas ir Eva. O, ką jie darė? Jie buvo pirmai žmonės ant... Nespoilink Biblijos, gerai? Bet čia vienas iš istorijų. Ja, bet nespoilink, jie pasakės paskaityti, supranti, Biblijos pasakės paskaityti. Čia pati pradžia. Jo, čia pati pradžia. Gerai, gali pasakyti, čia tik pradžia, paskui dar bus 1000 puslapių, kur reikės paskaityti. Jo. Pirmas žmogus yra Adomas. Tada ateis Evė. Ir jį padaro kažkokią šūdą. Nu, kaip kokį? Suvalgo obuolį. O kodėl negalima obuolį suvalgyti? Nu, aš nesuprantu, nu? Nes tada jie buvo nusiųsti už to Ja, nes Dievas leido. Bet kodėl negalėjo valgyti obuolį? Nes ten lemia kažkoks gyvatis. Ką mes išmokom šią istoriją? Klausyt tėvų. Nevalgyti obuolių. Ir negal... Ir... Ne. Kad nepasitikėt į... Gyvatės. Taip. Pasikėti, nu jo. Pasigėkite gyvatį. Pasitikėti Nežinai apie tos gyvatės. Todėl jie irgi sako snake. Jo. Kaip blogas dalykas. Jo. Man šio laiką reikia nepatinka gyvatės. Galiu papasakoti apie savo žmogų, kaip mano vardas atėjo. Da. Buvo toks pačiukas vardu Danielius. Ir tai buvo, aš nežinau, ką jis padarė tam, aš nelabai prisimenu, bet liktai kažkokiam kare kariavo ir nenorėjo kariauti, tada kažkas. Ir, nu jo, bet jį metė pas liūtus, tipo, kad suvalgytų liūtai, kažkoks karalius, aš neprisimenu, ar Heraklis, neprisiminsiu, gerai, atsiprašau. Bet jį metė pas liūtus ir jisai, liūtai jau buvo draugai. Tai aš dabar suprantu, kad aš esu prie... Jis jį įmetė pas tokius, apvarą, kur buvo liūtai. Ir liūtai jie nevalgė, liūtai tiesiog su jie šnekės, nešnekės, bet žinai, nieko nedarė, jis tiesiog čilino su liūtais. Tai žinai, aš dabar su liūtų čilintojas, tai su tokiais liūtas kaip jums, tai aš Taip. Jonai, tu žinai, iš kur tavo vardas? Ar yra iš Biblijos? Yra, Jonas, Taip. krikštytojas. Jonas krikštytas. Nu? Čia Biblijos ar iš gyvenimo? Iš gyvenimo. Iš kokio dar gyvenimo? Nu, iš Biblijos. Iš Biblijos? Žinai, Biblijos? Nu, davai. Tu žinai apie Joną krikštytoją, kuris krikštijo žmonės. Krikštijo žmonės. Čia kažkas apie šitą jų. Tai buvo Jėzaus pusbrolis ar draugas kažkoks. Jis buvo pirmasis. Pusbrolis, ne? Jo, nes ten buvo, jie buvo Marija ir Morta, liktai sesės, ir ten Mortos sūnus buvo. Tai jo, jis irgi buvo pirmasis. Tai jo. O Pranciškom? Nustepčiau. Ai,
Tiesiog kažkoks čiuvelis labai dažnai vykdavo į Prancūziją ir savo vaiką pavadino Pranciškum, o Pranciškus reiškia prancūziukas. Tipo, Čia ne iš Biblijos, ne? ne, jis mažas prancūzas. Baila. Na gerai, dar buvo tas... Iš Biblijos buvo toksai, tipo, Pranciškus, kuris su gyvūnais kalbėdavo ir juos maitindavo. Tipo, šventas Pranciškus. Pasiskaitysi. Nežinau. Biblija labai didelė knyga. Tai. Nes Aš jis tikiuosi, kad buvo padarys filmą apie paveikslas, visą. Išskirstu prasinaudėlis. Aš tikiuosi iš jo. Realiai aš pradėjau skaityti apie graikišką mitologiją. Aš jį perskaičiau visą. Bet ten tiek to keistų, kaip būdavo, kaip vaikai atsiranda. Ne, aš to sakau. Keisčiausiai buvo. Pavyzdžiui. Obelis valgai iškrenta per burną. Irgi yra, kaip jie kažkaip mylėsi su moteriu, tai to, kaip čia, kaip yra sėl lietuviškai? Kur? Sėl. Kaip lietuviškai? Spermatozoidai. Ką? Sperma, ne? Ja. Tai sperma į jūrą ir taip atsirado vaikas. Ir Elizėjaus, kaip ta karalių už dievą, ne? Jo žmona buvo irgi jos sesė. Ja, biškai nukrypom. Gerai, girkim ir nuo jie ne Biblija. Žiaurų yra. Ok, nukrypom biškai nuo temos, tai baigiam? Baigiam. Gerai. Gerai, palauk, aš atsisveikinsiu su visais, gerai, Adomais. Ačiū, kad labai atvarai iš karto labai. Pranciškau, iš Lietuvos, tikiuosi susitiksim vėl. Aišku. Galbūt Lietuvoje, galbūt Danijoje pamatysime. Ir Jomai. Davai. Iki. Gerai, noriu atsisveikinti su jumis. Šis epizodas buvo išskirtinis, nes labai daug su filmų buvo, su lietuviais pasišnekėjom, kas, žinai, Lietuvoje, Danijoje, apie visokius vardus, žinai. Labai įdomu buvo, tai laukite kito epizodo ir nežiūrėkit, ką jie dabar darė. Iki kitą kartą.